Nu ir labas, grįžtam su knygų apžvalgom. Trumpą paaiškins, kur buvau dingęs, ką buvau dingęs, kodėl biškį užtruko, kol grįžau. Tai tiesiog paskutinį kartą padarėm knygos apžvalgą, sakiau, kad biškį ilgą nepadarys, nes sušlap telefonas, taip toliau. Paskiau mes dirbam tų pačių vietų, bet mes tiesiog persikėlėm į kitą fabriką dirbti, nes mūsų fabriką remontuojam. Didinam. Kolonų padidins, mes turim dirbti kitam fabrikui. Ir tam kitam fabrikui irgi toks įdomus, biškį kitokiesnės taisyklės, ne taisyklės, tiesiog susitarims, kad tenas negali naudoti laidinio ausinių. Super, kur iš vis reikėdavo laidins naudoti. Dėl to nes mes dirbam žuvų fabrik ir tenas ir tik taisyklė, kad jei tu įsidės paprastas mažas ausinės, su Bluetooth, anas gali iškrėsti ir įkrėsti produkcijai. Dėl to reikia naudoti laidins. Ten mes naudodavom laidins ausines. Jis įkiši telefoną, ne laidins, įkiši po savo paprastam ausinėm, katras apsaug tiesiog nugars ir viskas. Tada mes persikėlėm į kitą fabriką, kitam fabrikui ir dar biškį tep. Tu gali naudoti tik tas tokias ausinės, ir aišku paprastas ausinės, kur nėra Bluetooth ir negali naudoti laidinį. Tai biškėlį užtruk laiką, kol susiveikia toks ausinės. Čia ir darbo ausinsenas izoliuojant garsą ir tu pač gali per Bluetooth pasijungti kažkur klausytis. Šiandien, ir tik antrą dieną po šanstoro ir aš jau šiandien perklausiau audio knygą ir darom apžvalgą. Aišku, dar turiu ir knygą, katrą įkelsiu. Ana yra apie meigą, tai jau jums parodysiu. Tau knygą padarysiu savaitgalį video, nes čia biškelės daug iš tikrųjų prisižymėjęs, žinau, matysias, bet pavyzdys, tas labai daug prisižymėjęs, nes, visokių nautų, taip toliau, su markeriu. Čia viskas yra apie meigą ir stengsiuos, kuo daugiau taip detaliau jums papasakoti, nes pats sužinojau daug įdomių dalykų ir pats taip pagalvojau, blemba, kiek reikia savai pritaikyti. Bet dabar apie paprastą tau knygą, kur gal nėra tik detalė aprašyta, nėra mokslinė, nėra ne su žmogaus organizmu tai klaugiai susiję, tai gali tiesiog paprastą pašnekėti. Šiandien perklausiau, šiandien ir pašnekės. Aišku, per vieną dieną visą knygą perklausyti ir skaityti, kad tu perklausai ir tu viską įsisavina, tu negali, nes tas ir tiesiog, manau, neįmanom, bent jau man tai tikra. Bet aš tų knygą dar kartą perklausius, kol aš visiškai įsisavins. Bet šiandien, kiek perklausiau, tai pasitengsiu jums papasakoti iš savo perspektyvos ir sudominti, kad jūs irgi perskaitytumėt, perklausytumėt ir pasisemtumėt daug gėrios iš mūsų. Tai pradedam. Knygas pavadinimas ir Ego is the enemy. Tai tiesiog tavo ego ir tavo priešas, ir pašnekėsim detaliau. Reikia pasiimti, atsigėrti. Tai knygą parašė Ryan Holiday, aš vieną iš anų knygų jau esu aptaręs. Tai buvo The Obstacle is the Way ir prieš tai galite susirasti pat pirmoji knygos apžvalgą. Ir Ego is the enemy. Ryan Holiday, jis daug knygų parašė, sakau, jis real deal, galite paguglinti, aš jums mes nutrauką kelioną pažiūrėti. Ir ta knyga pagrindė apie ego ir parašyta, ne. Ir aišku, aš galiu daug papasakoti jums iš tos knygos, bet daugiau perskaitys, daugiau suvoksit ir tik tas gali rekomenduoti perskaityti, bet gali biškėlį paimti iš tos struktūros, tai mums aišku, kad ego ir tiesiog mūsų priešas mums nepadeda. Mums netgi suskirsti 3 dalis, sakykime, ego į blogą, netgi, kad tu, sakykime, pradėti gyvenimą ir kažkur pasiekti, kad tu jau vis kažkur pasiekęs, ne? Ir kad tu susiduri su kokias sunkumas, nelaimėm ar tiesiog susifeilin kažkokį gyvenimą, ne. Ir jei tau ego ir toks visiškai išskreidis, toks didelis, tu vien tik tame ego ir gyveni, tai tau bus bloga kiekvieno situacijų. Dabar biškėlį pertrauks patsai, pasakysiu jums, labai jaudinaus prieš kamerą. Atrodo, vėl mėnesį tik nefilmavau, aš prakaiton prieš kamerą. Kokia nesąmonė. Jau daugiau filmaujas, jau mažiau bijai, jau sklandžiau viskas eina. Jau tu padarai pertrauks, jau tau atrodo baisiau.
Atrodo, kad daug prieš man stovau čia. 100 žmonių. Bet žodžiu, grįžtam. Ego. Bet va, įterpkime to patį. Aš manau, kad aš ego savo gana gerą valdau, nes aš, ta prasme, nekiek daug sureikšminu, nekiek bijau pasirodyti va toks žioplys, kvailas, neiškalbus ir tiesiog neprofesionalus. Va, tep atsisėdęs, gali šnekėti ir tas nėra, kad va, pagalvos apie mane ir tas sužlugdys man ego ir aš pradėsiu jaustis, kad aš esu kažkoks nevykėlis. Aš gal ir esu kažkokios sferos nevykėlis, bet tas man negniaužt. Ta prasme, čia yra objektyvi realybė, ne, kai kurios veitus aš esu nevykėlis, jei tep galim pavadinti kaip nevykėlis, galim pavadinti, kad tiesiog aš nemoku kažko. Ir grįžkime prie to, kad Ryan Holiday mums kalba apie tai, kad ego tai tiesiog žlugdo. Sakykime, įsivaizduok, kad tu pradėt savo gyvenimą, ne, tu pradėt karjerą ir tu įsidarbini kokią nors įmonę ir, sakykime, tu esi jaunas ir tu turi didelį ego ir tais papraš padaryti gal kokių nors tokių paprastų darbų, kur gal tu norėtum, kad nei būtum kitokiai, bet tu galvoji, kad tu va čia tokius mokslus baigęs ir tau tokį darbą būt nepriderėm, bet veitų tu turėtum pagalvoti, kad gerai, aš iš tų darbų gal irgi kažko išmoksiu. Ir sakykime, tu save truputėlį nusižemindams, tu gali iš to vis tik daug ko išmokti ir kitiems žmonėms, kad su tavim dirb, anim bus paprasčiau, nes aniai, ta prasme, nebijos tau duoti tam tikrų užduočių. Ir, ta prasme, ir vis laik po bišk, tu vis tik turėtum iš to išmokti, pakelti ir tau daug gal sudėtingesnis užduotis. Ir tu tiesiog, karjeros laiptas pakils sklandžiau, sakykime, ne? Bet tu gali būti toks susireikšmins ir, sakykime, tau vadovas daug kaip nors užduoti, tu gali pasinunuoti, tom tik sužlaužti, pasakyti, kad man čia ir nepridarama tokius užduotis daryti, aš čia, ta prasme, aš turiu didesnį kvalifikaciją ar kažko, kai mes esam labai jauni, mes iš tikrųjų mūsų ego kaip tik tada būm toks labai didelis dažniausiai ir mes dar nesam paragai to gyvenim ir galvojam, kad, mes esam vos ne pasaulio centras kartas. Tai jums irgi akcentuojam būtent tu, kad tavo karjeros pradžio, jei tu per daug esi, prasme, jei tu per daug nesutvarka su savo ego, tau tas irgi kažkuoja. Kitas dalykas, ne, kad tu jau pasieki sėkmę, sakykime, tu stengies, tu po kokių 7 metų pasieki kažkokį sėkmę, sakykime, įmonį kūrė ir tau viskas yra sėkminga, viskas einas gera. Ir tavo ego iš tikrųjų paliek labai didelis, kad tu įsivaizduoji, aš įkūriau to įmonį, aš uždirbu daug pinigų, viskas juda kaip reikiant. Sakykime, iki tol tavo ego buvo normalus, tu buvo pasitikinti savim, bet tu nebuvo arogantiškas. Tu negyvena kažkokią savo realybę, tu negalvoji, kad tu esi dievas, kad tu, kuo tu darai, kuo tu užsijėm, viskas tau sekas. Ir tu padarė, ta prasme, kuo tu norėjai padaryti, tu užaugina to įmonę ir sėkmingai ir taip toliau. Pasiekia sėkmę to. Ir kad tu pasiekia to sėkmę, tu pradėjai galvoti, kad tu tiesiog esi tobulas, ne? Tai va, tu vėl išpūtė savo ego ir tu galvoji, kad į kokį tu sprendimą priimsi, jums bus geras, nes kaip jums negalbūt geras, juk tu pastate vis to įmonę, visų savo imperijai. Ir tada vėl ego tau kažkuoja, nes tu pradedi priimti nesąmoningus sprendimus, nes tu nežiūri į realybę objektyvę, tu žiūri per savo ego. Ir galų gale, sakykime, tada tau pradedi neapsisekti. Ir kad tau nesisek, tu įsivaizduoji, kad tu esi dievas ir jeigu tau neapsisek, tu pradedi bankrutuoti. Ir tas smūgis į tau ego išves tave išmeta iš balansą, į tokį disbalansą, ir tu pradedi jaustis, kad tu tiesiog esi nieks, tu gal pradedi gerti, pradedi rūkyti labai daug, pradedi narkotikus vartoti ir tiesiog nebesugebi susitvarkyti su savim. Tai va, čia toks būtum labai toks prastas paaiškinimas, atpasakojams kažkoks. Bet vienu ar kitu atveju
ego labai trukdo. Pats esat pastebėję, kiek ir bjaurė bendradarbiauti, dirbti kartu su žmonėm, kad ir tokie labai egoistiški ir jums, ta prasme, jums nėra svarbiau pasiekti kažkokį tikslą, jums vis svarbiau, patys, ta prasme, sonas, net ir sunku kartas paprašyti nukų ar nemoku paaiškinti. Ta prasme, aš kartais, kai išgirstu žmonės, kad šneks apie tai, kad kaip man galėjo tep atsitikti, nu ten vard savo pasak, ten sakykim, aš Petras ir kaip man galėjo taip atsitikti, aš jau visą tai visą laiką žinau ir taip toliau. Nu, man iškart toks, kad čia ne tas žmogus šneka, čia šneka nuo ego. Ir ego, nu labai traukia, ta prasme, aš dar ego, kaip suprantu, tai, sakykim, tu savo ego įsikalins, nes jei tu beje, sužeist, ta prasme, savo to ego, tu, ta prasme, susikur tokią realybę, kad tai ir netikra, ne? Tu įsivaizduoji, kad tu esi ten šaunamas ir taip toliau geresnis gal už kai kuris. Ir tu beje imtis tam tikrų veiklų, nes tu galvoji, o jei man ta veikla nepasiseks, kuo apie man žmonės pagalvos, kuo aš pats apie tai pagalvos, reiškia, aš nesu toks, koks aš įsivaizduoju. Tai tas ego irgi kaip kalėjimas. Ir, tu atitolsti nuo realybės. Tavo augims, tas ego ribo tavo augimą labai. Pavyzdžiui, aš iš savo pavyzdį, iš savo perspektyvos, kaip savo pavyzdį galiu pateikti. Aš manau, kad man viena iš tokių stiprybių ir kad aš sais nesureikšminu, kad man ego nėra kažkoks toks, nežinau, aš gal kad daug tų knygų perskaitėjau, kad gyvenime visokių tų momentų turės, gal kad matęs visokių momentų, kaip su žmonėm būn visokių dalykų. Aš gal taip nesureikšminu, gal aš tiesiog esu toks, kad, aš mirs maždaug po 8 metų, kai ne, geriausiu atveju turbūt, ir viskas mums nebebus, gera, gal man atsimins po 300 metų, aš ten nežinau, kokią imperiją pastatyčiau, užkariaučiau pas pasaulį, gera, ten Markus Aurelijus, atsimint 3000 metų, 2000 metų, ten visus tokius Sokratą ir taip toliau, bet tai praeis 10 000 metų, 10 000 metų palyginus visą tu jau visiškai nieks. Viskas mums nebebus, gal dėl to aš esu toks nesusireikšmins, kad pas man toks mąstymas ir aš nebijau daryti bet ko. Ta prasme, ne kad bijau daryti bet ko, bet aš nebijau, kur žmonės apie man pagalvos, ta prasme, man tas nežeid, nes aš iš vidaus gal jau esu tokį brandulį stiprų suformavęs, kad viskas eina iš man vidaus, ta prasme, ne kad kas man nors pakomentuoja, parašo, pasako. Aš žinau, man savivertį šiandien, ta prasme, iš manęs pateisi, aš geras žodis į gerą vis laik, blogas žodis ir irgi gera, bet vis tik aš tus komentarus pasveriu, tiesiog objektyvę ir viskas. Neįsileidi širdį kažko, nežinau, kas yra neigiam, nes žinau, kad tas žmogus nežino visiškai visus istorijas gal ir taip toliau. Nenoriu labai daug įsiplėtoti, aš tiesiog norėjau pareklamuoti tau knygą, nors aš nieko iš to neuždirbu, bet sakau, gera knyga. Ryan Holiday sapno rašo geras knygas. Tikrai geras knygas, konkretas knygas, konkretas. Tai va, patariu jums įsigyti, perklausyti, perskaityti. Pats neturiu aš tokios knygos, galėčiau pasiūlyti, kad aš galiu jums padovanoti, paskolinti ar kažko taip, bet aš perklausiau per programėlę. Tai va. Daug ko pasakiau, daug ko nepasakiau, bet žodžiu, padariau video. Eikit skaityti.